Indijos pareigūnai teigia, jog galingiausio per pusšimtį metų žemės drebėjimo šalies vakaruose aukų gali būti 15 000. Krepšininkas Žydrūnas Ilgauskas turi galutinai apsispręsti dėl dar vienos operacijos. Prezidentas Algirdas Brazauskas išrinktas Socialdemokratų partijos vadovu. Iš LNK žinių studijos Rokas Žilinskas. Labas vakaras. Darbo demokratų ir socialdemokratų lyderiams pasirašius partijų jungimosi sutartį, kairiųjų blokas tapo gausiausia šalies politinė jėga. Po sutarties pasirašymo teisiškai nustojo veikti 10-metį nepriklausomos Lietuvos politikai įtakos turėjusi LDDP. Šios dabar jau buvusios partijos lyderis tvirtina, kad susijungimui pritarta vieningai. Ir kompromisas buvo ne todėl, kad vienas, kuris tai stipresnis, ar vienas įkyresnis, ar kuris vienas jaunesnis ir gražesnis, o kitas vyresnis ir solidesnis, ne todėl. O iš tikro, jeigu atrodė, kad argumentai yra stipresni. Buvusios socialdemokratų partijos lyderis sako esąs ypač patenkintas naująja kairiųjų bloko programa. Programa gimė, mano supratimu, viena iš geriausių ir pasiektas toks kompromisas, kuris leidžia teigti, kad mes turėsime, sakykime, modernę, šiandieninę ir į perspektyvą nukreiptą programą. Suvienytoji socialdemokratų partija tapo gausiausia šalies politinė jėga, siejančia apie 20 000 narių. Šio politinio darinio pirmininku tapo visuomenės populiariausių politikų laikomas prezidentas Algirdas Brazauskas. Artimiausiu metu socialdemokratai ketina parengti alternatyvią vyriausybės programą, kuri esą bus ne lozungų sąvadas, o numatys konkrečius problemų sprendimo būdus. Rasa Vaitkevičiūtė, LNK žinios, Vilnius.